Jau visai netrukus sulauksime pačių gražiausių metų švenčių. Apie jas ir norisi pasikalbėti su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatu į prezidentus Giedrimu Jeglinsku. Giedrimai, apie ką jums yra šis laikotarpis? Na, šventinis periodas iš tikrųjų yra apie tai, kad turime susitikti, ne tik turime, manau, visi norime susitikti su šeima, su draugais, su artimaisiais, praleisti kuo daugiau laiko kartu, pabendrauti, prisiminti, kas vyko šiais metais, galbūt paplanuoti, pasvajoti netgi, kas bus kitais metais. Tai yra tas laikas, kai iš tikrųjų turime suprasti, kad esame bendruomenė, esame šeima, esame gentis, ta pati esame tauta ir tas iš tikrųjų tokį, manau, atveria tas poilsis toksai, tas kalėdinis vadinamas, tas kelias dienas, iš tikrųjų atveria duris į daug energingesnius kitus metus. Tai apie tai. O ar laikotės lietuviškų papročių, kalėdų tradicijų? Tai nebejonės yra tiek per kūčias, yra ten 12 patiekalų, yra svarbu ir, aišku, nežinau, kiek tai yra lietuviška, tai kalėdų dovanos ir kalėdų seniai, bet tai vėlgi, kai vaikai mažesni, tai ypatingai svarbu, gal dabar mažiau, bet tos tradicijos iš tikrųjų svarbu jas puoselėti, svarbu jas galbūt vystyti patiems. Mes einam su vaikais keletą metų, jau einame, pavyzdžiui, čiuožinėti ant ledo, nors nelabai patys mokame kaip čiuožti, bet ten pasimokinį pats, bet būna linksma, kai tai darai kartu. Tai vėlgi tokios tradicijos, kurios nebūtinai galbūt yra bendra tautinės, bet kiekviena šeima, kiekviena bendruomenė turi savo dalykus, ką daro ir tai yra nuostabu. O ko palinkėtumėt Lietuvos gyventojams artėjančiais 2024 metais? Palinkėčiau ramybės, susitelkimo, susikaupimo ir iš tikrųjų, kad nesijaudintume, nesinervintume tiek dėl tos ateities, kuri tikrai ateis. Jinai yra, aš nebejoju, kad Lietuva yra saugesnė negu bet kada istorijoje ir nepaisant visų rinkiminių, kad tai bus rinkiminiai metai, tai rinkimai yra daugiau turbūt politikams. Rinkimai ateina, rinkimai nueina, čia nėra taip svarbu. Svarbiausia, kaip valstybė mes išliekame optimistai, entuziastingi apie ateitį ir iš tikrųjų einame pirmin su energija, su optimizmu ir kad iš tikrųjų kiti metai bus tikrai geresni negu šie.